dažniausiai tie žmonės, kurie būna pirtyje su pirtininkais, pasako, kad pamato kitokią pirtį, susipažįsta su kita pirties kultūra, supranta, kad gyvenime pirtyje ir taip ir nėra buvę. Nes pirtyje reikia žinoti, ką darai ir suprasti, dėl ko tu tai darai. Ir senoliai perdodavo pirties malonumus, tai posakis būdavo taip: kol neiškūrensi 100 kartų pirties ir nepravesi pirties vakaro, tol tu negalėsi vadinti save pirtininku. Jeigu taip žiūrint, senoliai darydavo tai 1 kartą į savaitę, prausdavosi ir kūrendavo pirtį, tai šitas procesas yra 2,5 metų mokslo. Tai pirtis yra ten, kur reikia žinoti ir mokėti, ir mokytis. Ir mokytis gali būti profesionalūs pirtininkai, sako, mes mokomės visą gyvenimą, nes visada joje galima atrasti kažką tai naujo.